tai yra jau ne tik kad idėja, yra reiškinys ekonomikoje, būtent ekonomistams čia yra labai daug ką veikti. Tai yra universalios, besąlyginės, bazinės pajamos. Kodėl mes savo mechanizmuose, instrumentuose nenorime atiduoti žmonėms pinigų, tuos, kuriuos dabar mokame įvairiausiom pašalpom, kompensacijom, ir žmogaus nepasiekia ir jo problemų neįsprendžia šitos pašalpos. Daug kas sako, jeigu žmonės gaus pinigus, jie nenorės dirbti. Netiesa. Jeigu visi universaliai gaus pinigus, jų niekas iš žmogaus neatims, tai tik skatina tada gyventi geriau ir dirbti.